Sveiki. Sveiki atvykę į 8 mūsų susitikimą. Po šiokios tokios pertraukėlės šiandieną mūsų tema bus apie šventąją dvasią. Šiandien su jumis sveikinuosi kaip su savo broliais ir sesėmis, Kristaus broliais ir sesėmis, nes jeigu iki čia atėjote su manimi, tai esu įsitikinusi, kad jūs į savo širdį pasikvietėte Jėzų Kristų, atidavėte jam savo gyvenimą ir mylite Kristų, laikotės jo įsakymų. Todėl jis atėjo, apsigyveno pas jūs ir kartu su savimi atsivedė ir mūsų dangiškąjį tėvą. Visą tai mes išgirdome praėjusiame 7 mūsų susitikime. Taigi, kadangi jau turime tėtį ir sūnų mūsų širdyje, kurie gyvena su mumis, mums betrūksta šventosios dvasios, kuri yra būtina šioje kelionėje, į kurią mes leisimės kartu dangiškuosiuose teismuose užtarti savo netikinčių artimųjų. Šį įrašą noriu pradėti 2 rašto vietomis. Tai yra Jono 1 skyrius 12 eilutė, kuris sako: visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Taigi užtvirtinimui to, kad mes išties esame Dievo vaikai, priėmė ir Jėzų Kristų ir jis mums davė galią tapti Dievo vaikais, nes mes tikime jo vardą. Taip pat Efeziečiams 2 skyrius 8 eilutė sako, kad mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš mūsų, tai Dievo dovana. Taigi Dievas kiekvienam žmogui tiesia ranką su šia dovana, nes jis trokšta, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Ir mes šią dovaną priėmėme atvirą širdimi per tikėjimą, šią malonės dovaną. Todėl nuo šiol drąsiai galime vadinti save broliais ir sesėmis Kristuje, Kristaus broliais ir sesėmis ir Dievo vaikais. Mes priėmėme šią dovaną ir vienijame su viešpačiu per Jėzų Kristų. Pasiliekame jame ir jis pasilieka mumyse. Viešpats džiaugiasi mūsų sugrįžimu namo pas jį, mūsų mylintį dangiškąjį tėvą. Laiškas Galatams 3 skyrius 26 eilutė sako, jog jūs visi esate Dievo sūnūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Paskaitykime Luko 15 skyriaus nuo 20 eilutės, kaip tėvas pasitiko sugrįžusi į jo namus sūnų. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo, o sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Šioje rašto vietoje matome, kiek džiaugsmo suteikia pačiam tėvui, bet taip pat ir visiems mylintiems savo brolius ir seseris, savo artimuosius. Džiaugsmo, kiek sukelia visiems džiaugsmo vieno sugrįžimas. Ir viešpats sako, kad danguje būna daugiau džiaugsmo dėl vieno sugrįžusio, negu dėl visų tų, kurie jau gyvena viešpaties namuose. Tai štai visų mūsų troškimas yra, kad ne tik mes ateitumėm apsigyventi viešpaties namuose, Dievo karalystėje, bet kad galėtumėm kartu su visais savo artimaisiais džiaugtis tą bendrystę, brolišką, seserišką bendrystę Dievo namuose, kuris sukelia tiek daug džiaugsmo visiems Dievo karalystės gyventojams.
Ir šioje rašto vietoje matome, kad tėvas neišsako nei vieno priekaišto grįžus paklydėliui sūnui, kuris buvo suklaidintas, ar ne? Jų nėra, nei vieno priekaišto neišeina iš tėvo lūpų, bet tik didžiausias džiaugsmas, pagerbiantis ir atstatantis grįžusio sūnaus tapatybę į tą, kuri buvo prieš jam iškeliaujant iš tėvo namų. Jam yra grąžinami nuostabūs rūbai, ant piršto uždedamas žiedas, liudijantis apie jo statusą tėvo namuose, kad jis yra sūnus, apaunami batai, jo kojos ir vien tik džiaugsmas, jokio priekaišto, vien džiaugsmas. Ir grįžusio sūnaus vaiko apdovanojimas, pagerbimas ir jo vertės bei orumo atstatymas. Štai koks yra mūsų dangiškasis tėvelis. Jis nepriekaištauja, jis džiaugiasi, galėdamas grąžinti mūsų vertę, tikrąją vertę ir orumą, tikrąją atstatyti mūsų tapatybę, kurią mes turėjome tėvo namuose prieš tai, kaip mus suviliojo pasaulis ir apvogė, suteršė, išniekino, sužalojo. Jis trokšta visą tai mums sugrąžinti, kad mes būtumėm toje būsenoje, pradinėje būsenoje, Dievo tėvo namuose. Šis mūsų grąžimas į tėvo namus su atgaila priėmimas Jėzaus Kristaus per tikėjimą, šios malonės dovanos, galime jį pavadinti mūsų įtikėjimu. Tai yra pradžia. Nuo jo prasideda mūsų dvasinis gyvenimas. Dievo dangaus karalystėje dar mums tebebūnant čia žemėje. Mūsų dvasia gimsta ir prasideda jos gyvenimas dangaus karalystėje, dar vis mūsų kūnų tebegyvenant čia žemėje. Mūsų gyvenimas mūsų dangiškoje tėvynėje. Dangaus karalystė yra mūsų dangiškoji tėvynė ir čia mes pradedame bendrauti su savo dangiškąja šeima, broliais ir sesėmis Kristuje. Dievo akimis, kaipgi Dievas mus mato. Norėčiau, kad jūs patys pabandytumėt savo širdį atsakyti, kaip jūs manote, kad dabar mato jūs Dievas, žinodami iki šiol išgirstus dalykus. Ar jūs manote, kad jis jūs smerkia, kaltina, jums priekaištauja? Ar jis mato mus neapsakomai ir nepakartojamai nuostabus savo kūrinius? Juk jis sukūrė kiekvieną iš mūsų per Jėzų Kristų, esame sukurti. Tai jeigu jis mūsų sukūrė, pagalvokite, kaip jūs jaučiatės dėl kažko, ką jūs sukūrėte. Na, kas neturite vaikų, kas turite vaikučius, galite pagalvoti apie savo vaikus ir kokie jūs apima jausmai, ką jūs apie juos manote, net kai jie daro kažkokias išdaigas. Ar jūs nustojate juos mylėti, ar norite su meile juos sudrausminti, paaiškinti, kas yra gera ir bloga, bet esate kupini susižavėjimo jais, nuoširdžios meilės, troškimo jiems gero. Tai manau, kad galime mūsų dangiškojo tėvo požiūrį į mus palyginti su mūsų požiūriu į mūsų vaikučius. Arba jeigu neturime vaikų, pagalvokite, kaip jūs jaučiatės kažką sukūrę. Sukūrę kažką tokio, į ką įdėjote daug pastangų, ilgai tai darėte, įdėjote visą savo talentą, stengiatės kaip tai galėdami, išmąstėte, apgalvojote ir štai turite savo kūrinį. Juk mus tai džiugina, mes jį saugom, mes jį branginam, mes norime, kad tai ir kitiems patiktų. Mes žavimės tuo, ką sukūrėme. Lygiai taip pat į mus žvelgia ir mūsų dangiškasis tėvelis. Mes girdėjome ir žinome jau, ar ne, kad jis mus išmąstė dar prieš mums, užsimezgant motinos įsčiose. Ir jis kūrė mus slapčia ir sudėjo į mus nuostabiausius dalykus, talentus, savybės,
lobius, iš savo begalinės meilės ir išminties, įvairiausias savybės, kurios yra geros. Viskas, ką Dievas kūrė, yra labai gera. Kas kartą, kaip jis sukūrė kažką pradžios knygoje, jis kiekvieną dieną sakė, Dievas matė, kad tai yra gera. Ir kai sukūrė žmogų, jis tarė, Dievas matė, kad tai yra labai gera. Žmogus Dievo akise yra labai geras kūrinys. Taigi kiekviename iš mūsų Viešpats yra sudėjęs nuostabius dalykus. Kiekvieną iš mūsų jis sukūrė gerą, labai gerą. Ir jis tiki mumis, jis tiki, kad mums pavyks šiame pasaulyje išsilaisvinti iš blogio vilionio, iš tamsos imperijos ir ne tik patiems išsilaisvinti, bet išlaisvinti savo artimuosius ir nugalėti tą tamsą per Jėzų Kristų. Jis mums davė savo sūnų, kuriame mes viską galime, ne iš savęs, bet per jį. Esame nugalėtojai ir jau dabar einame jo pergalingoje eisenoje. Viešpats niekada nenustojo mūsų mylėti, jis nuolatos sekė mus savo žvilgsniu, netgi matydamas ir žinodamas, kad mes keliaujam klystkeliais, kad esam suklaidinti, kad einam ne tais keliais, kokius jis yra numatęs mūsų gyvenimui. Tačiau jis nuolatos mums šnabždėjo, ragino, siuntė mums ženklus. Aš manau, kad kiekvienas čia esančių tikriausiai peržvelgęs savo gyvenimą galėtų pasakyti ir paliudyti. Dievas man kalbėjo, tai nebuvo atsitiktinumas, įvyko štai tas ir tas mano gyvenime ir tai buvo lyg ženklas, tai buvo vedimas. Viešpats visada troško, kad mes pas jį grįžtumėm ir ateitumėm jo ieškoti ir jo pažinti. Jis yra įdėjęs į mus šį gilų begalinį troškimą vienyti su juo. Mūsų širdyje visada yra tuštuma, kol į ją mes neįleidžiame Kristaus ir jis užpildo šią tuštumą mūsų širdyje. Taigi jis visada mus ragino ir kvietė gręžtis nuo šio pasaulio kvailysčių ir ateiti pas jį, nes jis mus išmokys ir ves mus teisumo keliais. Jis mus ugdo, jis mus nuplauna, jis mus apvalo nuo mūsų praeities klaidų, nuo mūsų paklydimų, nuo to, kaip mums teko išsipurvinti arba buvome išpurvinti mūsų priešą, kada dar nepažinojome savo Dievo malonių šaltinio. Jis niekada mūsų nepaliko šiam gyvenime, niekada neapleido ir niekada to nepadarys. Jis yra ištikimas, jo savybė yra ištikimybė ir jis negali šitam pasipriešinti. Jis yra ištikimas savo vaikams iki galo, iki paskutinės minutės, iki paskutinio atodūsio jis trokšta, kad mes ateitumėm pas jį ir jį pažintumėm. Ir lygiai tokį patį troškimą jis yra įdėjęs ir į mūsų artimuosius. Tik jie kol kas dar yra apgauti šio pasaulio oro kunigaikščių. Mes apie tai vėliau kalbėsime ir jūs aiškiai suprasite ir pamatysite, kokiais būdais jie buvo suklaidinti. Ir taip mes galėsime tiksliau ir konkrečiau juos apginti pagal tai, kaip jie yra pavergti ir apgauti šiame pasaulyje. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad mes jau esame tie, kurie troškome, kurie ieškojome ir kurie atėjome į Dievo pažinimą, rasti jį, rasti jo meilę, patys jį pamilome ir žinome, kad jis apie mus yra pačios geriausios nuomonės, kad jis mus mato nuostabius. Angliškai yra geras išsireiškimas awesome beyond description, tai yra nuostabus be galimybės nupasakoti, koks nuostabus. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo akise kaip jo kūrinys. Jis tiki kiekvienu iš mūsų ir to, kad mes galime pažinę jį išsilaisvinti iš šio pasaulio pinklių, kiaurų spąstų, kalėjimų ir grotų, pančių ir grandinių. Ir kaip įrodymą to jis įsikūnijo per savo sūnų Jėzų Kristų ir paliko Kristaus gyvenimo liudijimą. Kiekvienam iš mūsų paliko jo gyvą kraują, kuris yra liudijantis
kiekvieno iš mūsų išlaisvinimui ir apgynimui prieš kaltintoją. Ir Viešpats yra tas, kuris trokšta elgtis su mumis taip, kaip mes iš tiesų to nusipelnome. O nusipelname taip, kaip matėme sūnaus palaidūno grįžimo momente. Viešpaties akyse mes nusipelname visko pačio geriausio. Jis elgsis su mumis taip, kaip su savo vaiku. Jūs žinote, kaip geri tėvai elgiasi su savo vaikais. Jie juos brangina, jie juos saugo, jie yra pasiruošę gyvybę už juos atiduoti, jie juos visada gins, bet kokiose aplinkybėse, jie bandys juos išpirkti iš sunkiausių situacijų, išlaisvinti, išteisinti ir apginti. Lygiai taip pat Viešpats trokšta elgtis su mumis, kai mes jam leidžiame, kai jį įsileidžiame į savo gyvenimą. Tai yra jo elgesio standartas ir jis taip su mumis ir elgsis, ne pagal mūsų standartus, ne pagal mūsų įsivaizdavimus, ko mes nusipelnome. Jis elgsis pagal savo standartus, o jo standartai yra meilė ir gailestingumas. Žiūrėkite, kokia meilė apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Laiško Hebrajams 2 skyriaus 14 eilutėje matome, kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą. Tai yra velnią. Taigi, mes jau supratome, kad Kristus savo krauju nuplovė visas mūsų nuodėmes, prikalė skolos raštą prie kryžiaus, išdildė visas mūsų kaltes, padarė mus teisiais, išteisino mus prieš Dievą Tėvą, kad galėtum drąsiai žengti į dangaus karalystę, kuri jau yra tarp mūsų. Raštas sako, ji yra ranka pasiekiama, bei artintis prie jo malonės sosto su savo prašymais, maldavimais, peticijomis ir užtarimais. Tai Jėzus mums suteikia ir įtvirtina mūsų teisumą bei teisingumą. Dėl Tėvo begalinės meilės mums jo prarastiems vaikams Kristus nusprendė kentėti ir mirti, priimti savo mums priklausiusią bausmę, tam, kad mes taptumėm išteisinti iš kaltintojo kaltinimu ir nuplauti jo krauju, tampame baltesni už sniegą, nes bausmė jau atlikta, nes skola jau sumokėta. Tai padarė tas, kuris turi galią ir teisė teisingai. Jis ir nuteisė ir pats išteisina. Jis skiria bausmę ir pats ją atlieka. Jis paskiria baudą ir pats ją sumoka. Štai ką padarė Viešpats Dievas Tėvas Jėzaus Kristaus asmenyje. Nes žino, kad tie, kurie yra skolingi, mes, įsiskolintojai, niekada nepajėgs sumokėti ir išsimokėti pagal jo teisingumą. Skola per didelė, žala padaryta per didelė. Prieš Dievo teisingumą nei vienas neišstovėtų. Todėl Viešpats nusprendė pats sumokėti bausmės, baudos, skolos mokestį už mus išpirkti. Iš čia tas žodis išpirkti, atpirkti. Ir kai mes buvome atpirkti, mes buvome iš naujo įvertinti, pervertinti, iš naujo įvertinti. Buvome neverti, bet Viešpats mus padarė vertais tapti jo vaikais, jo sūnumis ir dukromis. Jis mus išteisino iš amžinojo pasmerkimo ir amžinosios mirties, kurią būtumėm nusipelnę be Jėzaus Kristaus, kančios ir mirties ant kryžiaus, be jo sumokėtus kainos, jo švenčiausiojo kraujo. Jis paguldė savo gyvybę, atidavė savo gyvybę ir priėmė mirtį, kad mums atvertų duris į amžinąjį gyvenimą. Kaip jis pats ir sakė, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir jis tai padarė už tave ir mane, už kiekvieną iš mūsų. Net jeigu pasaulyje būtum gyvenęs tik tu vienas, tu viena, jis būtų tai padaręs dėl tavęs, nes tokia didelė yra jo meilė tau. Jis tai ne tik paskelbė žodžiais, bet iš tiesų įgyvendino iki galo, padarė tai iki galo. Ir mes turime šį liudijimą, kuris yra nenuginčiamas. Visi istoriniai šaltiniai tai patvirtina, visi, kurie
nusprendžia tyrinėti Kristaus gyvenimą, grįžta ir patvirtina šios įvykius. Tai iš tiesų įvyko. Taigi mes gavome šią dovaną tikėjimu iš Dievo malonės. Tikėjimu su atgaila ir dėkingumu priimame šią jo dovaną ir mūsų tikėjimas yra užskaitytas mums teisumu, išteisinti, paskelbtas mums verdiktas aukščiausiojo teisėjo, dangaus karalystės teismo teisėjo. Teisus yra nuosprendis tau ir man iš Dievo. Ne dėl mūsų teisumo ir ne mūsų nuopelnais, bet dėl to, ką padarė Jėzus Kristus ir dėl to, kad mes jį tikėjome. Kaip tam sūnui paklydėliui grįžusiam namo, tėvas iš karto tą patį akimirksnį atleido visas klaidas ir nusižengimus ir buvo tėčio apkabintas. Taip ir mums yra tikėjimo momente atleidžiama viskas, ką mes su atgaila išpažinome priešais Dievo akivaizdoje. Ir panaikintos visos mūsų dvasinės skolos, laisvi nuo bausmės, esame paskelbti nuo persekiojimo ir priespaudos bei kaltinimų, perkelti iš mirties nuosprendžio į amžinąjį gyvenimą, iš tamsos į šviesą, iš mirties į gyvenimą. Įžengėme į Tėvo namus, į dangaus karalystę, į dvasinį gyvenimą. Turime galimybę vadinti save visatos karaliaus sūnumis ir dukromis. Vienoje rašto vietoje Jėzus kalbėjo, kad esame dievai, nes Dievas mūsų kūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Todėl jei kas yra Dievo vaikas, yra taip pat Dievas. Esame Dievo vietininkai šioje žemėje, jo ambasadoriai, jo vaikai, kurie daro tai, ką Dievas daro. Ir aš jus priimsiu ir būsiu jums tėvas, o jūs būsite mano sūnus ir dukteris, sako visagalis Viešpats antram laiške Korintiečiams 6 skyriuje. Laiško Galatams 3 skyriuje 28 eilutėje mums aiškiai sako, nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters, visi esame viena Jėzuje Kristuje. Taigi štai mūsų dangiškoji šeima, visi esame broliai ir sesės Kristuje. 1 Jono skyrius 3-10 eilutė sako taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo, taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Taigi tapę Kristaus šeima, dangiškąja Dievo šeima, broliais ir sesėmis, pradedame mokytis mylėti. Mylėti Viešpatį, mylėti vienas kitą ir vykdyti teisumą. Ir tai yra procesas, mes tame augame, mes to mokomės praktikuoti meilę. Šios dienos susitikimo tikslas buvo pasikviesti, paprašyti ir gauti šventąją dvasią, trečiąjį trejybės narį, pasikviesti į savo buveinę. Antras laiškas Korintiečiams 6 skyrius 16-18 eilutė sako, juk jūs esate gyvojo Dievo šventykla, kaip Dievas yra pasakęs, aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų Dievas ir jie bus manoji tauta. Tačiau šiandien tam pritrūko laiko ir daug pakalbėjome apie buvimą Dievo vaikais, o šventosios dvasios bendrystę persikelia į sekantį susitikimą, kurio labai lauksiu. Iki pasimatymo.